Raitam vlogę matėte. Į Stanionio kovą nusipirkom bilietus, iš viso geras vaibelis bus, varysim pažiūrėti kaip kovoja, pasiėmėm 3 eilėj, 5-4 vieta, tai turėtų būti žiūri geras vaibas. Taigi, sveiki atvykę į naują video vlogą. Vlogas išeis daug anksčiau negu Japonijos likusios Amerikos serijos, nes esam Atlantic City palaikyti Eimanto Stanionio. Let's go. Kur let's go? Varom pasidėti stavkę, nes čia geras kofas 6 ir varom pasidėti. Galim pradėti kelionę, čia išeini iš kambario. Mes ko dabar ieškosim, tai ATM. Kaip visada, lobby kazino. Kadangi šitas vlogelis išeis pirmiau, kazino, bet mums ne čia, mums reikia surasti išėjimą. Tai visada toks yra dalykas, kurį pastebėjau Las Vegase. Jeigu eini kažkur ir reikia praeiti kazino, reiškia, tu eini teisingų kelių. Ir viską atliksim su Bybito kortelė. Visur pasaulyje galite nusimti pinigus. Kur tik tai norit. Lietuvoje, Amerikoje, Turkijoje, kur norit. Linkas bio. Kažkur man reikia pasidaryti žaidėjo kortelę, kad galėčiau pasidaryti tokią pinigų sumą. Net $1 dolcų tai net netrodo, kad čia daug. Reikia susirasti dabar, kur čia aš galiu ją pasidaryti. Taigi va, stavkelę pasidėjau. Esmė tokia, kad draugelis ryte pasidėjau prie 6 kofų, aš tik tai 3-4 pagavau, bet nu, pergalė yra pergalė. Atvarėm į Caesars Palace pasistiprinti, čia yra Nobų restoranas. Savo heiterių Nobų restorane aš niekada nesutiksiu. Toks vat vaizdelis pro langą. Čia prie balos tas restoranas. Nu, labai gražu. Pavalgėm, pastatėm $2, parapysom, pastatėm dar $2, esam $17 pliusė ir keliaujam dabar į areną žiūrėti kovą ir esam, kaip minėjau, Caesar Palace. Už to čia matome Cezarį. Susiekeliam. Vat savo duris turi atsidaryti. Na, atidarykit. Tokia nepagarba. Kaune kitaip mes. Kaune gerbėm vienas. Блядь, nespėjau! Nespėjau! Tik atsisėdau! Čia tas, kur durų nemoka atsidaryti, čia tas, kur durų nemoka atsidaryti. Nu, eik, duris atsidaryti, duris. Apsiaudėlioja kažkam. Žiūrėk, vaistus pajungęs. Žiūrėk. Įskit į ringą. O, nauja diena. Pabėgom iš to hudo. Išgyvenom. Trūksta kažko, bet ką padaryti toks gyvenimas. Kas ten vakar atsitiko, tai tiesiog, jaučiu matėt per mano istoriją, bet pasikartosiu. Šiaip ką aš ir paprastai įsiaiškinau, gal čia biški ir mano grybas buvo, nes aš kiek suprantu, Amerikoje nėra priimtima, kaip, pavyzdžiui, įeina priešininkas, kad tu atsistoji ir ten varai bū, nu, nes nežinau, nu, aš Utmoj buvęs, kiek buvęs, nu, čia nieko kažkokio tokio nėra blogo. Ir aš tą variau bū, ir po to, kai pradėjom skanduoti Lietuva, jisai atsisuko į mane, ne į mane, atsisuko į mus, nes mūsų buvo daug lietuvių. Ir pradėjo irgi skanuoti Lietuva, ir ten visokias mimikas rodėt, nu, įsipisinėt. Ir tiesiog buvo jam padėliota. O po to, kai jau išeidinėjau, tipo, ir su juo po kovos, aš su juo suspaudžiau ranką, su juo viskas baigėsi tvarkoj, bet kai išeidinėjau, aš buvau su mėlyna striukė ir aš nusiėmiau mėlyną striukę ir buvau su Louis mėlynu, lygiai tokiu pačiu Louis mėlynu, karočią, džemperiu. Tai aš jau supratau tą akimirką, kad nieko gero nebus, kad aš taikinys, nes mėlynas ir nutipo. Bet kai dabar, kaip ir minėjau, esam New York'e, neįsivaizduoju, ką mes čia nuveiksim. Tikrai daug tiktokų prifilmuosim, nes turiu visokių čia dabar idėjų ten. Nu, žodžiu, tiktokę, pafollowinkit mane. Ir jo, keliaujam.
Atėjom ten, kur praeitą kartą, tik tai čia dabar jau diena ir nesninga. Atvarėm žodžiu į Central Parką, einam ieškot, kur čia irgi sakuro žydė. Buvom Japonijoje, ten žydėjo, dabar čia irgi ieškom, kur žydėt. Let's go. O va, matosi iš čia, kad kažkas vyksta. Jau visi New Yorko vlogai išėjo, tai čia nėra net kur nei nueit, nei ką pažiūrėt. Galvojom gal su helikopteriu praskrist, bet kai pasiūliau, po to man pasakė, kad čia nesenai nukrito helikopteris, senai mirė ten ispanai ar kas, tai gal praskipinsim šitą tikrai. Šiaip tai jo, bet kitoks tipo vaibelis čia, atbėgo haškis be nieko. Dėl man kiek pajebat, kur jie lekia įdomu. Daėjom iki lokacijos, bet čia ne sakuros, čia toks kaip atrodo, kaip Lietuvoje yra toks panašus medis, bet nu gražu tikrai. Tikrai gražu. Kas pamena iš pirmo New Yorko vlogo, tai čia buvo sniegas ir jie čia čiuožinėjo su rogutėm, o dabar va čia va parašau žydė visą kitą. Ant kiek tematika kitokia. Gerai, o dabar mes keliaujam iki Targeto, gal ten dar ir Pokemonų kortelių kokių rasiu, dar kažką pasižiūrėsim. Toks iš viso mes čia. Kodėl mes iš tikrųjų dar čia papildomai liekom tipo 3 dienom, nes gaunasi daug pigesni skrydžiai. Tipo, jaučiu tas pat ant to pačio gaunasi, nes viešbutis viskas. Žodžiu, mes čia dabar net nežinau. Jau kai vietiniai, realiai. Vietiniai. Oi, padėkit, man prasileidau brampandylą, krokodilą, dešrainiuką. Welcome to New York. Žodžiu, tokį karštą dešrainiuką pisau, kad rytoj per subinę ten kraujais jaučiu varysiu. Sakė, jie čia kas 3-4 dienas išeina protestuoti tipo prieš Trumpą. Tai gal dar pataikysim į protestą kokį. Įdomu būtų pažiūrėti. Iš tikrųjų jaučiu nei kartą dar neėjom per žalę. Čia net ne žalės dega, o baltas. Be žodžiu, čia niekas neina per baltą. Tai yra žalė. Tiesiog visi eina kiaurai per raudoną ir reikia dairytis, kad nenutrenktų mašiną ir viską. Keliaujam iki viešbučio, gal dar pakeliui kažkur užsuksim. Kažką užsimesim akį. Truputėlį per daug šiltai apsirengiu. Aišku, čia hudis ir maikė, bet šilta. Ne šilta, nu toksai, žinai, man toks. Va toks. Niekaip aš nesuprantu tokių žmonių, kurie tiesiog kažkur eina iš taško A į tašką B su kolonkė, bet ta kolonkė, nu ten jaučiu kokias, nežinau, štuką $5 kainuoja. Būtų nusipirkęs AirPods už 100-200 $, būtų jam daug geriau, o čia tempėsi, plaka. Vėl va, pasiapsidarai kairį dešinį, nieko nėra eini. Nu kągi. Dėdė pasikirtęs, skrendam namo. Nieko New York'e daug nenuveikėm, nesenai buvom. Tai nėra tikrai toks miestas, kur tu jau, jeigu esi buvęs, kažką dar nuveiksi kaip turistas. Ten kažką pavalgyti, jo faina. Central Parkas be sniego, jo gražu. Keliaujam į Lietuvą, Utmą, pailsim ir keliaujam į Taukenę Ventą su komandėlė. Tai jo, bus tikrai smagu, bus įdomu. Tai susitiksim greitų metų, kiekvieną sekmadienį. Iki pasimatymo. Tame vloge matysite. Šiandieną keliausime po Tokijo. Jau esam viduj, šaly, kaitinam tos visas nesąmonės lėktuvus, perkam bilietą į metro.